Sveiki, mano vardas Dominykas. Aš sukūriau sistemą, kuri padės laimėti loterijoje. Savo ekrane dabar matote loterijos laimėjimo analizatorių. Aš pats lošiu su 3 pačiomis stambiausiamis pasaulinėmis loterijomis. Tai amerikiečių Powerball, kaip matote, šiuo momentu pagrindinis prizas čia yra 189 milijonai JAV dolerių. Antra loterija, tai Europinė loterija Euromillions, kurios pagrindinis prizas šiuo metu 24 milijonai eurų. Ir trečia loterija, taip pat iš Amerikos, ji vadinasi Mega Millions. Ir jos aukso puodas šiuo metu yra 249 milijonai dolerių. Na, didžiausią prizą šiuo momentu siūlom Mega Millions, todėl pabandysime sužaisti šičia. Loterijos esmė yra tokia, kad gautum pagrindinį prizą, turi atspėti 5 skaičius nuo 1 iki 75 ir vieną papildomą skaičių nuo 1 iki 15. Taigi atsidarę analizatorių su šios loterijos informacija matote 5 baltus langelius ir 1 geltoną. Iš šiuos langelius surašome skaičius, kuriuos bandysime atspėti pirkdami loterijos bilietus. Į baltus langelius surašome savo spėjimus skaičius nuo 1 iki 75, į geltoną langelį įrašome spėjamą skaičių nuo 1 iki 15. Kiekvieną langelį įrašome po 1 skaičių. Kai viską supildėm, spaudžiam mygtuką apskaičiuoti. Tada sudirbo analizatorius, kuris įvertina šios loterijos laimėjimą ir nupirktų bilietų istoriją. Ir iš karto apskaičiuoja mūsų šansus, ar toks bilietas bus laimingas ar ne. Prieš toliau rodant, kaip reikia žaisti loterijoje, norėčiau plačiau pakomentuoti, kas yra ir kaip veikia mano analizatorius. Tai yra kompiuterinė programa, kuri automatiškai atsinaujina po kiekvieno lošimo. Ji kaupia milžinišką duomenų bazę, į kurią yra įtraukiami visi per lošimą iškritę skaičiai, bei tie skaičiai, kuriuos pirkdami bilietus žymėjo žaidėjai. Antra. Programa apskaičiuoja kiekvieną per lošimą iškritusio ir kiekviename biliete pažymėto skaičiaus pasikartojimus per seriją lošimų. Išveda statistinius vidurkius, modas, variacijos, koeficientus bei kitus rodiklius ir juos išanalizuoja. Trečia, yra analizuojamos tendencijos ir tikrinamos matematinės prielaidos. Pavyzdžiui, viena tokių prielaidų yra ta, kad kuo daugiau žaidėjų pirkdami bilietų žymi konkretų skaičių, tuo mažiau šansų, kad tas skaičius iškris lošime ir atvirkščiai. Ketvirta, viską susumavus, programa ir apskaičiuoja atskirų skaičių kombinacijos iškritimo tikimybę per artimiausią lošimą. Teoriškai, tą galima padaryti ir kiekvienas žmogus, tačiau skaičiuodamas rankiniu būdu arba Exceliu žmogus skaičiavimams atlikti užtruktų kelias dienas, o programa tą padaro per minutę ar netgi mažiau. Penkta. Realiai gyvenime aš dar nesutikau nei vieno žmogaus, kuris sugebėtų pats apdoroti milijonus duomenų. Be tinkamų įrankių tai paprasčiausiai yra neįmanoma. Štai dėl to ir buvo suprogramuotas šis analizatorius, kuris savo algoritmuose naudoja mano minėtas formulės. Na štai, analizatorius apskaičiavo, kad tokios kombinacijos ir atskirų jo skaičių laimėjimo tikimybė yra per maža. Dėl to iš naujo vedu sugalvotus skaičius ir vėl spaudžiu mygtuką apskaičiuoti. Pakartojam tai kelis kartus, kol analizatorius rodo, kad su šitais skaičiais yra šansas kažką laimėti. Mano šansas yra 87 procentai. Su tokiu šansu be abejo reikia bandyti. Spaudžiu mygtuką į grad ir iš karto atsidaro loterijos Mega Million puslapis pas licencijuotą bilietų platintoją. Labai atidžiai sužymiu visus skaičius iš analizatoriaus į loterijos bilietą. Bilietas supildytas. Matote štai čia. Vienas loterijos bilietas kainuoja 2,52 eurus. Tačiau tie, kas seniai žaidžia loterijose, turbūt patys žino, kad su kiekvienu papildomu bilietu šansas laimėti loterijoje padidėja. Taigi užpildysime dar keletą bilietų. Vėl atsidarau analizatorių, pasirenku šitą pačią loteriją ir vėl ieškom laimingų skaičių kombinacijos. Galima įrašyti analizatoriaus langelius savo sugalvotus skaičius, arba tam, kad mažiau reikėtų galvoti ir visas procesas vyktų greičiau, galima tiesiog paspausti mygtuką atsitiktiniai skaičiai ir programa automatiškai įrašo atsitiktinius skaičius į langelius. Tada vėl spaudžiam apskaičiuoti ir kartojam tol, kol sistema
nepasako, kad šita skaičių kombinacija gali būti sėkminga. Gavę laimingą kombinaciją vėl surašome skaičius iš analizatoriaus į loterijos bilietą. Šiandien nusprendžiau pirkti 5 loterijos bilietus, todėl procesą pakartosiu kelis kartus, kol turiu užpildyti dėtus 5 loterijos bilietus. Jūs vienu kartu galite pirkti tiek bilietų, kiek tik norite. 1, 2, 5 ar 10. Štai čia galima pasirinkti keliuose lošimuose, mes norime dalyvauti su šitais mūsų išrinktais loterijos bilietais. Galima dalyvauti vienkartinėme lošime, galima su šitais pačiais bilietais dalyvauti 2 kartus arba keletą savaičių iš eilės. Šios loterijos lošimai vyksta 2 kartus per savaitę, todėl atitinkamai iš bilietų skaičiaus ir iš lošimų skaičiaus dauginama vieno bilieto kaina. Tačiau pirkdami tuos pačius bilietus ilgesniam laikui, jūs taip pat gaunate atitinkamą nuolaidą iš bilietų platintojo. Pasirinkę, kiek kartų norėsime žaisti su šitais pačiais bilietais, spaudžiame mygtuką Continue, kadangi aš jau seniai naudojuosi šituo bilietų platintojo paslaugomis, prisijungiu įvesdamas savo duomenis štai čia. Tiems, kas čia perka bilietus pirmą kartą, reikia supildyti duomenis štai šioje formoje. Kol kas, kaip vyksta registracija, nerodau. Ta parodysiu kitame video, kurį rasite šiame puslapyje žemiau. O dabar, taupant jūsų laiką, tęsime bilietų pirkimo procedūrą. Dar turiu pasakyti, kad tie, kurie yra nuolatiniai bilietų platintojai, iSloto klientai, laikas nuo laiko užperkamus bilietus galima atkėti ne tik savo pinigais, bet ir tai vadinamais bonus balais. Taigi čia pasirenkame, kokiu būdu mokėsime už savo loterijos bilietus. Spaudžiame Submit Order ir mūsų užsakymas patvirtintas. Nuėję į My Account ir pasirinkę My Product, matome visus dar galiojančius mano bilietus ir iki kada jie galioja. Na, o nuėję į skiltį My Tickets, galime pasižiūrėti visus paskutinius mūsų turimus bilietus ir lošimų rezultatus. Čia kartu yra ir tie bilietai, kurie dalyvaus artimiausiame lošime. Matote, iš paskutinių lošimo uždirbau 450 euro centus, o už loterijos bilietus sumokėjau viso labo tik 12,60 eurų. Aišku, tai ne milijonai, bet priedas prie algos tikrai nemažas. Pačiame viršuje yra mano ką tik įsigytas bilietas, paspaudę ant rodiklės Details galima matyti išsamią informaciją. Šitoje vietoje likus pusvalandžių iki lošimo atsiras nuotrauka su nuskanuotais tikrais mano bilietais, o čia kairėje yra visi mano užpildyti bilietai ir skaičiai, kuriuos rinkausi, kai pildžiau bilietus. Dabar mums reikia sulaukti lošimo, kuris įvyks šiandien naktį, tai yra po 9 valandų ir 48 minučių ir tada sužinosime savo rezultatą. Na štai, matome, kad ir vėl turime laimėjimą. Paspaudę ant Details matome, kokie skaičiai buvo iškritę per lošimą, o pasižiūrėję kairiau galima pamatyti, kuris iš mano bilietų atneš tą laimėjimą. Matote, kad tai yra atspėta visuose bilietuose, o štai šitame biliete pavyko atspėti net 4 skaičius. Visa tai, ką dabar rodau, tiesiog yra detalės. Svarbiausias dalykas čia yra sėkmės kontroliavimas, naudojant mano analizatorių. Kai matote iš rezultatų, tegul visi atskiri laimėjimai loterijoje palyginus nėra labai dideli, bet svarbiausia, kad jie yra pastovūs. Ir paskutinis dalykas. Mūsų tautiečiams šitą savo programą leisiu naudotis nemokamai. Tuo tarpu mano puslapis ir programa šiuo metu taip pat yra verčiami į kitas populiarias pasaulio kalbas, bet kitų šalių žmonėms su šią programą jau reikės mokėti. Na ką, bičiuliai, linkiu jums visiems sėkmės ir lauksiu jūsų komentarų bei atsiliepimų laimėjus.